Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Kadangi daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai, todėl ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Anuo metu Jėzus dvasios galybėje sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Tai viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mėlyjeji, Evangelija, kurią ką tik skaitėme, yra padalyta į dvi dalis. Taip vadinama prologą ir Jėzaus programinę kalbą Nazareto sinagogoje. Lukas pradeda savo veikalą nuo prologo, tai yra tam tikros įžangos, kurioje, neminėdamas savo vardo, pateikia šios knygos rašymo tikslą bei kriterijus. Jiems rašytojas bus ištikimas viso kūrinio metu. Taigi, pirmiausia, Lukas pateikia savo Evangelijos turinį sakydamas: daugelis jau yra mėginęs išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius. Autorius remsis ne padavimais, ne legendomis. Jisai, rašydamas šitą knygą, remsis pasakojimais tų žmonių, kurie savo akimis matė Jėzų, su juo bendravo, ko pasėkoje tapo jo žodžių tarnais. Ir priduria, kad jis pats nėra matęs Jėzaus. Luko liudininkai yra patikimi, tai ne šarlatanai, pasisavinę ir savaip interpretavę mokytojo žodžius. Jie yra Jėzaus žodžių tarnai,
besirūpinantis ne savo, bet Jėzaus asmens pristatymu. Jie pašventė visą savo gyvenimą, kad skelbtų tai, ką girdėjo ir matė. Ir verčiau jie mirs, nei iškreips iš mokytojo išgirstą žinią. Taigi Lukas, rašydamas Evangeliją, pasirinko patikimus šaltinius, rūpestingai viską nuo pradžių ištyręs užrašė. Taip pat jis primena, kad buvo ir kitų autorių, kurie aprašė Jėzaus veiklą ir jo žodžius. Jau maždaug 50 metų tarp krikščionių sklandė evangelisto Morkaus raštai, o taip pat kitų autorių tekstai, kurie aprašė Jėzaus iš Nazareto gyvenimą. Taigi Lukas pamini, kad jau yra pateikti pasakojimai, autentiški, tikri pasakojimai. Todėl kyla klausimas, o ką tokio naujo krikščionių bendruomeniai galėjo pateikti Lukas? Jis pats ir paaiškina. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžių ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Teofilis greičiausia buvo Luko mecenatas, kuris pasirūpino jo išlaikymu, kol tas rašė šią knygą. Nes kai jisai rašė Evangeliją, Lukas, jis negalėjo versti savo įprastų amatų, jis buvo gydytojas ir jis negalėjo gauti už tai pragyvenimui lėšų. Taigi tas Teofilius buvo jo mecenatas, kuris finansavo jo išlaikymą. Jis kruopščiai tyrinėjo jau parašytus tekstus ir liudininkų pasakojimus, kad nebūtų nukrypta nuo tikrovės. Evangelistas Lukas nerašo šito teksto netikintiems žmonėms. Jis rašo Evangeliją tikintiesiems, kuriems nori pateikti tikėjimo pagrindus. Krikščionys nori aiškiai žinoti, dėl ko jie pasirinko tokį gyvenimą, tokį tikėjimą. Luko Evangelija yra skirta tikintiesiems, kurie nori pagilinti savo tikėjimą. Krikščionių tikėjimas turi vienintelį objektą, tai yra Jėzų Kristų. Kuo labiau jį pažįstame, tuo gilesnį tikėjimą mes turime. Luko tikslas pateikti tokią Evangeliją, kurią skaitydami tikintieji siektų autentiško ir brandaus tikėjimo. Tokia yra evangelisto Luko toks tikslas, rašant šitą tekstą. Antroje Evangelijos dalyje kalbama apie Jėzų atvykusi į Nazareto sinagogą. Jisai atvyksta į Nazareto sinagogą
pristatytų savo viešo gyvenimo programą, savo misijos tikslą. Lukas dėl teologinių ir pastoracinių motyvų, skirtingai nei kiti evangelijų autoriai, pradeda Jėzaus viešą veiklą nuo Nazareto sinagogos. Jeigu jūs skaitysite kitus autorius, Morkų, Matą, jūs pastebėsite, kad Jėzus atvyksta į Nazaretą maždaug vidury savo viešo gyvenimo veiklos. O Lukas pradeda Jėzaus viešą veiklą nuo Nazareto sinagogos. Lukas vadovaujasi tokia logika. Būtent čia Jėzus paskelbė savo mesijinę programą. Sinagogoje įprastai buvo skaitomas pirmasis skaitinys iš Toros, tai yra 5 taip vadinamų Mozės knygų, iš Senojo testamento, ir antras skaitinys buvo skaitomas iš pranašų knygų. Turtingos sinagogos visada turėdavo Torą, bet pranašų knygų visas knygas turėdavo tik labai turtingos sinagogos, o tokios neturtingos sinagogos, kaip ir Nazareto sinagoga buvo, jie paprastai turėdavo vieną knygą, pranašo Izaijo knygą dažniausiai. Kas skaitydavo antrąjį skaitinį, sinagogos vyresnysis galėdavo paprašyti tą skaitovą pakomentuoti tekstą, kurį jisai perskaitė. Pirmiausia, skaitant Evangeliją, į akis mums krenta autoriaus paaiškinimas, kad Jėzus išvyniojo papirusą, atvertęs knygą. Dabar mes turime knygas, tuo metu nebuvo knygų, buvo papirusai, ne? Reikėjo išvynioti tą ritmą, ne? Taigi, autorius rašo, kad Jėzus išvyniojo šitą papirusą. Keista, nes neišvyniojęs jis negalėtų skaityti. O perskaičius, kam reikėjo rašyti, kad knyga buvo vėl užversta ir atiduota patarnautojui. Keista iš tikrųjų, gal mes nesusimąstėm, bet šiaip Evangelijoje nėra šiaip atsitiktinių žodžių. Jeigu kažkas yra paminima, reiškia, tai yra labai svarbu. Tad kągi reiškia tas knygos atvyniojimas ir paskui suvyniojimas? Pirmiausia, Jėzus atveria šventų raštų knygą. Išvynioja, atveria. Tai reiškia, kad Lukas norėjo pasakyti šitą detalę, kuri yra paminėta, kad be Jėzaus šventųjų raštų knygos, jos visada lieka užverstos. Tai yra nesuprantamos, nes joms trūksta šviesos, kuri parodytų priežastį, dėl ko jos buvo parašytos ir ką tie tekstai nori pasakyti. Be Jėzaus jos lieka užverstos. Jų negalėsi suprasti tikrosios prasmės tų tekstų. Taigi Jėzus
atveria šitų tekstų prasme. Paskui Jėzus užveria knygą ir atiduoda patarnautojui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Senasis testamentas, kuris prieš tai pristato Jėzų, baigė savo misiją. Dabar Senasis testamentas yra užverčiamas. Jis atliko savo darbą. Jo misija buvo pristatyti Mesiją. Kita detalė, kurią Lukas pamini. Jėzus atsisėda, perskaitęs tekstą. Šitas gestas parodo, kad tai buvo, tokį gestą atlikdavo rabinai, pradėdami pamoką. Taigi jūs esate visi rabinai, aš esu mokinys. Jūs mane mokote. Tokia buvo tradicija. Mokytojas sėdėdavo, mokiniai visada stovėdavo. Taigi Jėzus atsisėda. Šis Jėzaus gestas sako, kad dabar Jėzus yra mūsų mokytojas. Ir visi turi įdėmiai klausytis, ką jis pasakys. Taigi, atvyniojęs papirusą, Jėzus perskaito pranašo Izaijo jubiliejinį tekstą. Šitą tekstą sinagogos lankytojai mokėjo mintinai. Kadangi tai buvo viena knyga, tai jau jie kiekvieną kartą, kiekvieną šeštadienį atėję į sinagogą klausydavosi, tų tekstų jie juos mokėjo mintinai. Ir Jėzus dabar perskaito tą tekstą. Viešpaties dvasia ant manęs. Jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms, pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimą, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Šie pranašo Izaijo žodžiai ir tapo Jėzaus programinė kalba. Apie kokį čia asmenį tekstas kalba. Taigi, čia yra Izaijo knyga, ar ne? Ir ji pristato kažkokį tai asmenį. Šita knyga, Izaijo knyga, kalba apie žmogų, kuris buvo Dievo pašauktas pranašo misijai. Tai pranašas, kurį Dievas siuntė savo tautai maždaug apie 450 metus prieš Kristų. Jo misija, šito pranašo misija, buvo sustiprinti žmones, sustiprinti tautiečius, grįžusius į tėvynę iš Babilonijos nelaisvės, kurioje izraeliečiai išbuvo 50 metų. Jie buvo ištremti į Babiloniją, išbuvo 50 metų. Per tą laiką kai kurie gerai ten vertėsi, kaip ir visur žydeliai gerai verčiasi, jie toj Babilonijoje irgi kai kurie gerai prasisuko ir jie puikiai ten gyveno. Ir jie negrįžo atgal į Izraelį, jie ten ir liko gyventi. Tie, kurie netaip sėkmingi buvo, grupelės atskiros, jos sugrįžo atgal į savo tėvynę. Ką jie rado? Tie grįžę į savo tėvynę. Miestai buvo sugriauti, jų tėvų žemė užimta,
Tokie buvo pagonys, edomitai, moabitai, amonitai, kurie apsigyveno tame krašte. Tai yra užsieniečiai. Religinis gyvenimas buvo visiškai degradavęs. Kitataučiai atvykę atsinešė savo dievus, savo kultūrą, savo tradicijas. Tautiečių moralė visiškai žlugusi. Toks buvo kontekstas apie 450 metus prieš Kristų, kai pasirodė tas, kuris suvokė save kaip viešpaties pateptai, viešpaties dvasios pateptai, kad pasirūpintų šiais vargšais tremtiniais. Jis sako, kad yra pašauktas jiems skelbti gerąją naujieną. Kaliniams, kurie dėl įvairiausių išsiskolinimų atsidūrė kalėjime, išvadavimą, akliesiems regėjimą. Aklieji čia kalbama ne apie fizinį aklumą, bet apie žmonės, kurie nebemato gyvenimo prasmės, nemato jokios ateities savo gyvenime, neturi jokios vilties. Pranašas ateina, kad jiems vėl pažadintų gyvenimą, vėl pažadintų norą gyventi. Visiems vargšams, tremtiniams, kaliniams pranašas siunčia vilties žinią, jog ateina jubiliejiniai metai, kai žmonės patirs teisingumą, vėl sugrąžins prarastą žemę, galės vėl nevaržomai gyventi. Suviniojęs tą papirusą, Jėzus sako, šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti žodžiai. Taigi šiandien yra ta diena, tas momentas, kada prasideda pasaulio transformacija. Tai labai gera žinia visiems vargšams, visiems neturtingiems. Nes tie, kurie gerai gyvena, nenorėjo girdėti Jėzaus žodžių. Jiems ir tai buvo gerai. Jėzus atėjo pranešti gerosios naujienos tiems, kurie nieko neturi, ką galėtų duoti Dievui. Tokiais galime būti ir mes. Tokiais, kurie nieko neturime ką duoti Dievui. Kurie suvokiame, kad nieko savo neturime. O jeigu ką ir turime, mes esame gavę iš Dievo. Geroji naujiena yra ta, kad Dievo meilė yra be ribų. Anksčiau buvo galvojama, kad Dievas yra tas, kuris premijuoja tuos, kurie laikosi jo įsakymų, ir baudžia tuos, kurie jų nesilaiko. Tuo tarpu Jėzus sako, kad Dievo meilė kyla iš jo prigimties, todėl jis myli visus žmones, net ir tuos, kurie nėra teisūs,
kurie neturi ką daugiau paaukoti Dievui, tik tai savo nuodėmes. Teisus yra tas, kuris suvokė Dievo begalinę meilę. Tas yra teisus žmogus. O piktadarys yra tas, kuris dar to nesuprato ir todėl yra nelaimingas. Jis liks nelaimingas iki tol, kol leisis būti apgaubtas Dievo meilės. Jėzus skelbia belaisviams išvadavimą, pančių nuėmimą, išlaisvinimą nuo viso to, kas kliudo žmogui laisvai judėti. Tie pančiai yra galvojimas tik apie save. Šiandien aš atėjau, sako Jėzus, kad tau parodyčiau, kaip turėtume atsiverti savo artimui, kaip turėtume domėtis kitų poreikiais, kad taptume ir mes atviri meiliai. Jėzus atėjo, kad mus išlaisvintų iš įvairiausių stabų, kuriuos mes taip linkę kaupti. Esame išlaisvinti nuo noro dominuoti prieš kitus, o noras dominuoti trukdo būti tikrų žmogumi. Esame išlaisvinti iš įvairių baimių. Esame išlaisvinti iš praeities klaidų, kad matytume save beribės meilės šviesoje. Dabar tu gali jaustis apsuptas meilės, nors ir esi nuodėmingas. Ši meilė tave perkeičia ir daro laimingu. Taip pat Jėzus kalba apie metą, kai aklieji atgaus regėjimą. Aklieji tai tie, kurie apart savo interesų nemato nieko. Jėzus yra šviesa, kuri nušviečia mūsų gyvenimą ir parodo, kas mes esame, kur link mes einame, parodo mūsų gyvenimo prasmę. Jis ateina, kad suteiktų mūsų akims šviesą, kad mes galėtume orientuotis, kuria kryptimi turime eiti, o kokio kelio vengti. Be Jėzaus šviesos negalime žinoti, kas yra gera, o kas bloga, kur juoda, o kur balta. Be šviesos žmogus daro klaidas, neteisingus pasirinkimus. Dar vienas Jėzaus programinės kalbos punktas – paskelbti viešpaties malonės metą, paskelbti jubiliejinius metus. Jubiliejiniais metais būdavo dovanojamos visos skolos, suteikiama laisvė vergams, jei dėl kokios nors priežasties žmogus prarado savo žemę, tai jubiliejiniais metais jam ji būdavo gražinama. Jubiliejiniais metais žmonės prisimindavo, kad nėra šio pasaulio šeimininkais, nes viskas, kas yra, priklauso Dievui. Dievas šio pasaulio gėrybės skyrė visiems savo vaikams. Kas jas savinasi, yra už Dievo plano ribų. Broliai seserys,
Lukas pradeda savo pasakojimą apie mokytojo viešą veiklą nuo Jėzaus programinės kalbos Nazareto sinagogoje, kad parodytų, jog šią programą jis stengsis įgyvendinti viso viešo gyvenimo metu. Ir tas metas bus malonės metas arba jubiliejaus metas. Visą tą laiką Jėzus skelbs apie nesuinteresuotą Dievo meilę. Tos meilės dėka šventoji dvasia galės įsiskverbti į kiekvieno žmogaus širdį ir tokiu būdu ims keisti pasaulio veidą. Tolimesniuose savo skyriuose evangelistas atskleis, kaip konkrečiai realizuojama Jėzaus programinė kalba. Tad sekime evangelisto Luko pasakojimą, kad mūsų tikėjimas būtų apšviestas ir įgautų dar didesnę brandą. Išpažinkime savo tikėjimą.